Labai smagu buvo klausytis, pradedant nuo dekano, kuris faktiškai pasakė, kodėl mes kalbėsime, kodėl mes galvojame, atnaujinant bendrąsias programas. Ir mano pirmoji skaidrė jau gal net nelabai reikalinga, nes trumpai, aiškiai ir konkrečiai, kas yra labai svarbu šiuolaikiniam žmogui ir kodėl atnaujinant bendrasias programas, rengiant atnaujinimo bendrųjų programų atnaujinimo gaires, jau buvo galvota tame tarpe ir apie architektūrinį švietimą. Klausydamasi Dalios, labai pasidžiaugiau, kad nematydama jos skaidrių, tikrai nesuskaičiusi visų tų dokumentų, kuriuos ji minėjo ir citavo, mūsų bendrosios programos, tikiuosi ir jūs tą pamatysite iš mano pranešimo, labai atliepia būtent tas nuostatas, kurios yra svarstomos, nagrinėjamos ir įgyvendinamos ir Europoje, ir pasauliniu mastu. Taigi, pirmiausia, turbūt, kaip ir minėjau, jau lyg ir atsakyti į klausimą, kodėl architektūra, nes tai yra tikrai, pirmiausia, neišvengiamas menas, mokslas ir mūsų supanti aplinka. Bet visgi architektūros tema, jos integravimas į ugdymo procesą yra labai svarbus, dėl to, kad padeda ugdyti mokinių kūrybiškumą, kritinį mąstymą, supratimą apie aplinkos formavimą ir net jų motyvaciją mokytis. Kadangi apie motyvaciją ateityje nieko nekalbėsiu, tai jeigu čia yra tų, kurie dirba su vaikais arba su švietimu, su jaunimu, turbūt ne vienas iš mūsų, dirbdamas mokykloje ar net ir su studentais, tokios patirties neturiu, susidūrė su klausimu, ir kam man to reikia. Ir jeigu mokytojas, dėstytojas parenka tikslingai kontekstus, parodo realiais praktiniais pavyzdžiais, tai klausimas dėl motyvacijos ir kodėl man to reikia, kodėl man reikia geometrijos mokytis ar funkcijų kažkokių, ar gamtos dėsnių, gamtos mokslo dėsnių, turbūt tiesiog savaime tiesiog išnyksta iš mokinio klausimyno. Ir būtent architektūra dėl to, kad, tiesą sakant, visada žavėjausi architektais, nes įsivaizduoju, kad tai vos nelabiausiai išprusę ir išlavinę savo kompetenciją žmonės. Labai daug integralių dalykų reikia tam, kad suprojektuoti, kad ir tokį nuostabų pastatą, kuriame mes šiandien esame. Taigi, pirmiausia, architektūros temos tai yra puikus kontekstas integraliam ugdymui. Ir jis yra įtrauktas į beveik visų programų, bendrųjų programų, kurių yra 47 turinį. Vienaip ar kitaip. Ar per kompetencijų aprašus, ar į mokymosi turinį tiesiogiai. 3 dienas naršiau visas programas ir supratau, kad į 15 minučių sutilpti labai iššūkis didelis ir taip pat atsiprašau dėl tekstų kiekio, kurį jūs matysite, nes visiškai susitrumpinti nebepavyko. Kūrybiškumas jau šiandien buvo minėtas ne vieną kartą, nors ką tik pradedam dirbti ir bendruosiuose programuose akcentuojama kūrybiškumo kompetencija, kūrybiškumo ugdymas kaip labai svarbi ugdymo dalis. Ir tai yra vienas iš esminių architektūros kūrimo principų. Taigi mokiniai skatinami dalyvauti projektuose, kurti savo architektūrinius kažkokius projektus, maketus ir modelius, ir jūs vėliau pavyzdžiuose tai pamatysite. Ir taip jie ugdo savo kūrybinius ir praktinius gebėjimus. Be to, jeigu jie dalyvauja projektuose, reiškia, jie dirba grupėse dažniausiai. Komunikavimas, socialiniai gebėjimai tikrai per šį kontekstą visiškai yra atskleidžiami. Bendruosiuose programuose labai didelis dėmesys yra skiriamas darnaus vystymosi principams, tikslams. Ir gamtos mokslų, biologijos, fizikos, chemijos ir kitų dalykų pamokose mokiniai nagrinėja tvarumo, aplinkosaugos
energijos taupymo ir ekologiškų medžiagų naudojimo klausimus. Šiuolaikinė architektūra nuolat sprendžiami tvarumo aplinkosaugos klausimai. Taigi vėl kontekstas yra nepamainomas. Problemų sprendimas jau taip pat šiandien buvo minėtas, kad dokumentuose atsispindi ir mūsų pagrindinėme švietimo dokumente, nacionalinėse bendrosiuose programuose, taip pat akcentuojamas problemų sprendimo pasiekimų ugdymas kaip labai svarbus. Ir mokiniai, spręsdami realias su dalyko mokymosi turiniu, architektūra, urbanistika, darnių vystymosi susietas problemas, gali ugdyti problemų sprendimo gebėjimus. Viena paskutinių minčių apie technologijas dalios pranešime. Tam taip pat skirtas dėmesys bendrosiuose programuose ir įvairių skaitmeninių technologijų taikymas, pavyzdžiui, kad kompiuterinio projektavimo programos padeda mokiniams įgyti praktinio projektavimo gebėjimų ir suprasti šiuolaikinės projektavimo metodus. Ir aš manau, kad šių tezių sąrašas yra nebaigtinis, mes galėtumėme tęsti, bet čia kol kas yra tezės. Toliau aš norėsiu parodyti tiesiog ištraukomis iš bendrųjų programų įrodymus to, ką tik pakalbėjau, nes ties to galima būtų ir sustoti. Bendrųjų programų įvade akcentuojama, kad siekiama šiomis programomis jų įgyvendinimo ugdyti mokinių kompetencijas. Jeigu pamenate, ankstesnėse programose 2008-2011 metų buvo išskirtos bendrosios ir dalykinės kompetencijos. Dabar to neliko ir įgyvendinant bendrasias programas yra ugdomos komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencijos. Ir jeigu pasinaudosime, kad ir visuotinės lietuvių enciklopedijos architektūros paskirties arba apibūdinimo aprašymų, tai neilgai užtruks tame aprašyme įžiūrėti absoliučiai visas kompetencijas. Reiškia, architektūra, architektūros tematika, architektūrinis švietimas yra nuostabus pamatas ugdyti kompetencijas per visų dalykų pamokas. Jeigu kalbame apie ugdymo turinį, kalbame apie bendrasias programas, jų įgyvendinimą, akivaizdu, kad programuose turi būti apibrėžti kokybės kriterijai. Jų yra ne vienas, bet aš išskyriau vieną, kadangi, kaip matote, mano ašis labiau kontekstai. Kodėl kontekstai? Todėl, kad jeigu, tarkim, yra mokslas fizika ar ne, yra dalykas fizika, ar ten kitus mokslus arba menus, mes galime įžiūrėti ir dalyko pavadinimą tą patį. Architektūros dalyko mes neturime, bet aš parodysiu, kad tai nereiškia, kad architektūros tematika yra pamiršta. Taigi, kadangi kontekstualumas yra labai svarbus ir tas kriterijus nurodo, kad mokymosi turinys siejamas su kontekstais, kurie mokinį motyvuotų aktyviam pažinimo procesui ir ugdymo rezultatų pritaikymui, į mokymosi turinį yra įtraukiamos tarpdalykinės temos, atitinkančios dalykų uždavinius ir specifiką. Vėlgi, prieš šias programas mes turėjome integralias programas, kurias mokytojai per savo dalykus turėjo susiintegruoti. Ir per laiką pamatėme, kad tai neveikia. Tai neveikia, kada tiesiog atskiros programos išsidalinamos vadovėliukais, o kartais taip ir lieka ne iki galo peržiūrėtos. Taigi dabar bendrosiuose programuose yra išskiriamos tarpdalykinės temos. Ir tarpdalykinės temos, jungiant skirtingas mokslo šakas, įgytos žinias padeda išbandyti praktiškai, parodant, kaip skirtingi mokslai veikia kartu.
Ir tuomet nelieka to tokio, kad gal per matematiką puikus pažymys, bet kai ateina, vėlgi fizika, gal aš pasakysiu, kad aš kuruoju fiziką ir fiziką pagal išsilavinimą. Tai nesupykit, kad tas pavyzdys gal bus ir dažnesnis. Jau matematikos žinios kažkur renka puikiai žinios matematikos pamokoje, neišeina jas pritaikyti. Reiškia, tarpdalykinis integravimas ir integracija dalykų tarpusavy ir per tarpdalykinės temas, tas nėra visiškai dalykų integracija, tai yra šiek tiek kitaip, mes turim tą pačią temą ir dabar jūs pamatysite, kokios tai yra temos, jos išskirtos didžiosios 3 asmens galios, kultūrinis identitetas ir bendruomeniškumas ir darnus vystymasis. Na ir turbūt jūs jau žiūrėjot kitos spalvos tekstą, kuris tiesiogiai siejasi su architektūros tematika. Jeigu kalbėsime apie kultūros paveldą, tai jau šiandien ne vieną kartą minėta Kauno architektūra, modernizmas, kuris tapo svarbus visai Europoje saugomas paveldas, aplinkos tvarumas, tvarūs miestai ir gyvenvietės, ir ugdymas karjerai. Ir per kitus pavyzdžius aš galėsiu parodyti, kaip ugdymas karjerai yra įgyvendinamas. Bet prieš tai noriu parodyti dar vieną dalyką ir truputėlį nuvesti jūs į bendrasias programas, į portalą e-mokykla trumpam, kad pamatytumėte, kad ir mūsų programų architektūra yra kitokia. Tai nėra atspausdintos knygelės, galima atsispausdinti. Tai yra panaudojant skaitmeninės technologijas, integruotai atvaizduojami visi tarpusavio ryšiai programų, skirtingų dalykų programų, tarpdalykinių temų, kompetencijų, sąsajos. Ir, turbūt jau ir permetėt, bet kaip ir pačioj pradžioje aš atsiprašiau už tai, kad tekstų yra daug. Dabar turbūt aš sugebėsiu grįžti, netgi jeigu išdidinsiu per visą ekraną. Taigi, čia aš dabar parodysiu, kaip tą rasti. Atėjo į portalą. Jums nerodo, ar ne? Atsiprašau. Kažko neišmanau. Gal čia? Aš taip ir nuleidau prezentaciją. Gal tiek to, aš trumpai pasakysiu. Portalas e-mokykla LT ir tada yra bendrosios programos skyrelis ir ten yra atskira dalis tarpdalykinės temos. Dėl ko norėjau parodyti, kad ne šiaip sau jos suvardytos, aprašytos, galima pasirinkti bet kurią tarpdalykinę temą, jos dalį, paskui grąžinsim mane į skaidrės. Ačiū. Dabar tai, ką aš jau ką tik minėjau, štai tarpdalykinės temos. Čia, jeigu mes pusdėlsim, galima bus atidaryti visas, bet, kaip matėte, kalbėjau apie aplinkos tvarumą, todėl, kad tai yra svarbu ir kitų dalykų, ir, aišku, architektūrai svarbi tarpdalykinė tema. Tai matote kairėje pusėje filtrai, kur galima per dalykų grupės išsifiltruoti, galima per konkrečius dalykus, galima per klases. Na ir dabar aš tiesiog parodysiu, kad čia ne tik aprašymai, ne tik kažkokie teoriniai išdėstymai, bet ir kiekvieno dalyko, gerai, fizikos jau nebeliesiu, iš karto matote, kad ir turinys yra atskleistas. Matote, kad tai yra tik citatus, labai konkrečiai. Į ką tai nuveda mokytoja? Dabar turiu pamoką kažkurio dalyko 7 klasiai. Aš galiu ateiti į čia, išsifiltruoti 7 klasę šitos temos visų dalykų, kurie kažką bendrą turi ir matyti, kokiais aspektais šita tema buvo nagrinėta per kitų dalykų pamokas. Na ir dabar bandau. Manau, kad jau čia visi suprato ir aš nieko, aš jau grįžau ir dabar žinau, kur esu. Tada geriau visiškai pasipasakoti. Bet jau kai pasirinksit, pradžioj pasirinkit savo. Tai čia turbūt šitai buvo ir dabar ar vis matosi. Viskas gerai. Tai kažkodėl liksi, bet tai turbūt atsistatys. Taip,
Na ir, kaip ir minėjau, pailiustruosiu konkrečiais pavyzdžiais iš atskirų dalykų programų, kaip tai atsispindi. Bet pradėsiu nuo visiškai naujo dalyko, kuris atsirado kartu su atnaujintomis programomis. Jisai yra dėstomas tik tai gimnazinėse 3 ir 4 klasėje. Jisai yra pasirenkamas iš grupės gamtos mokslų ir technologijos. Reiškia, mokinys gali rinktis fiziką, biologiją, chemiją, informacinės technologijas arba inžinierinės technologijas. Pasirinkęs šį dalyką 3 gimnazijos klasėje, aš kol kas neišskleidžiu plačiau, bet jūs jau matote, ypatingai tie, kurie susijęti su architektūra, kad čia yra išskiriamas turinys, kuris, turbūt ir būsimajam architektui, bet ir šiaip žmogui, kuris nori suprasti, kaip viskas veikia mūsų pačioje aplinkoje, yra svarbus. Taigi 3 klasėje visi mokiniai mokosi privalomai to paties turinio. Vieną temą aš išskleisiu plačiau, bent jau pačios temos, ne jų išskleidimas, dabar jūs matote, ir konstrukcinės medžiagos, kuris architektas neturėtų mokytis ir suprasti, kokios tos konstrukcinės medžiagos ir kaip matote, absoliučiai visos, pradedant nuo metalų, nemetalų, kompozitinių medžiagų ir apdailos ir kitų, vaikų yra nagrinėjami. Ir paskutinė tema, dar kartelį aš norėčiau grįžti prie šitos inžinierijos projektas. Mokydamėsi šito dalyko, mokiniai privalomai daro inžinierijos projektą. Pradedant nuo sugalvojimo, kokia tema bus ir baigiant visą analizę, planavimo, įgyvendinimo, patikrinimų, kaip tai veikia, ar tikrai pavyko ir pristatymų. Tai nuo pradžios iki pabaigos tas projektas turėtų būti įgyvendintas. O 4 gimnazijos klasėje, tai yra 3 gimnazijos klasės pabaigoje, mokiniai kūriamos grupės, mobilios grupės ir mokiniai gali pasirinkti tam tikrą modulį. Vienas iš tų modulių yra struktūrinės sistemos ir statinių inžinerija. Ir jūs dabar matote ir temas, ir turinį. Ir tam dalykui yra skiriama 3 savaitinės pamokos visus mokslo metus. Reiškia, nagrinėjimas yra pakankamai rimtas ir turbūt pasiruošti, jeigu renkasi vaikas savo karjerą siejant su architektūra, taip pat, bet netgi jeigu ir nesirenka, kiek papildomai patobulina jisai savo kompetencijas, visas absoliučiai nagrinėdamas šias temas. Ir dar vienas modulis, kuriame architektūros gal yra šiek tiek mažiau, aplinkos ir energetikos inžinerija, tai aš išskyriau tik tai 2 temas - darnios gyvenamosios aplinkos ir žaliosios energetikos inžinerija ir darnus pastatas. Visos kitos temos yra jau susietos su energetika. Ar aš labai viršiju? Gerai, tai tada labai trumpai. Tačiau technologijos prasideda ne tik 3 gimnazijos klasėje, ne tik gimnazijoje. Matyt, mano kolega ir apie ikimokyklinį pakalbės, bet jau nuo 1 klasės, nuo artimos aplinkos, kas taip paskambėjo Dalios pristatyme, jie mokosi pamatyti, apibūdinti ir konstruoti nesudėtingas kažkokias konstrukcijas. Ir vėliau tas yra plėtojama net iki 10 klasės. Ir turbūt sudaro prielaidas pasirinkti inžinierinės technologijas. Istorijos bendrojoje programoje tiesiog neįmanoma sutalpinti į vieną skaidrę. Nemanau, kad įmanoma čia viską išskaityti ir žiūrėti, bet pažiūrėkite, pradedant nuo artimos aplinkos žmogaus gyvenamosios istorijoje, nuo namo ir baigiant jau aptariamas ir Kauno modernizmas, ir aktualios kultūros paveldo išsaugojimo apsaugos temos. Lygiai taip pat labai daug dėmesio skiriama ir dailės programoje, tai ir kultūrinis paveldas, ir kaip matote, architektūra tiesiog matoma nebeieškant. Tikrai
nereikia ilgai ieškoti, norint surasti, kaip daug dėmesio skiriama architektūrai kaip menui ir per dailės pamokas mokiniai tai nagrinėja. Taigi tiek, atsiprašau, jeigu viršijau